savaitę turėjom konferenciją, didžiulę konferenciją Vilniuje, tai yra projekto muziejus mokykla moksleivis, kuris yra siekiamybė muziejų edukacinės programas įtraukti į bendro lavinimo mokyklų programas neformaliojo ugdymo. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad man kai kuris sektoriais, sakykime, bibliotekos ir kultūros centrų yra šiek tiek nauji, bet aš matau tą patį, su kuo susiduria ir muziejai iš praktinės pusės ir iš tos politinės teorinės pusės kaip teoretikai. Iš tikrųjų, tai aš galėčiau išskirti apskritai bet kurios diskusijos tokius raktinius žodžius, tai yra mano požiūriu pirmas raktinis žodis yra bendradarbiavimas. Tai yra žiauriai svarbu ir labai aktualu užtikrinti, kad informacijos srautas iš mokyklos į muziejus, kultūros centrus arba bibliotekas neužstrigtų, taip pat garantuoti, kad ta pati informacija iš muziejų laiku atkeliautų į mokyklas. Ir aš tikrai žinau, kad ir situacija muziejininkai yra pasakę, kad ta informacija apie muziejų edukacinės programas dažnai guli tam tikrų vadovų arba pavaduotojų stalčiuose. Ir mokytojai mum yra sakę, ir muziejininkam, ir kultūros ministerijos atstovam, kad mokytojai negauna informacijos apie edukacinės programas, kad jie nežino, kuris muziejus ką daro, ir tai yra tas srautas komunikacija tarp mokyklos ir kultūros įstaigos. Na, šiuo atveju turėčiau muziejus. Kitas dalykas, tai yra, mes ant konferencijų ir šiaip labai skatiname pačias kultūros įstaigas eiti į mokyklas ir ieškoti bendravimo būdų ir galimybių su mokytojais per kultūros komitetą ar metodinius būrelį kažkokius susirinkimus. Nes iš tikrųjų tai, ką daro muziejai, bent aš jau dabar šiuo atveju kalbėčiau kaip apie muziejininkus, daugiau iš tos srities, yra labai geros programos, labai įvairiapusinės, įvairiapusiškos, labai, bendraujam su išorės ekspertais. Iš tikrųjų, vienas pastebėjimas būtų nebijoti kviesti specialistų iš išorės, nes muziejuose dirba tie žmonės, kurie gali tą profesinę informaciją labai gerai perteikti vaikam. Jie galbūt neturi pedagoginio išsilavinimo, bet tai irgi yra sprendžiama problema, nes kultūros ministerija 2 kartus metuose skelbia edukacinių stipendijų programą, kurio gali dalyvauti muziejininkai ir žinau, kad ir biblioteka turi panašią. Tai yra tiesiog pačio muziejininko arba jo vadovybės ir klausimas ir reikalas tiesiog jiem nukreipti tinkamą linkmę, nes yra finansuojamas kvalifikacijos kėlimas. Taip pat yra programa, kuri yra skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijų tobulinimui. Tai yra kartu su universitetais arba su mokymo įstaigom, kurios turi teisę išduoti pažymėjimus arba kelti kvalifikaciją, yra įmanoma ir galima teikti, pavyzdžiui, kultūros centras kartu su Klaipėdos universitetu, sakykime, toks pavyzdys būtų, gali parengti programą, remiantis jūsų kultūros centrų darbuotojų poreikiais ir teikti paraišką ir yra finansuojama šita programa ir galima, tai yra vienas sprendimo būdas, kada galima tą 120 valandų psichologijos ir pedagogikos žinių gauti labai lengvai ir labai normaliai ir be jokių didelių problemų, ypač žinant, kad jeigu nuo kultūros centrų arba muziejų neturi darbuotojų, neturi pedagoginio išsilavinimo. Tai mano būtų gal toks praktinis patarimas, kad tiek bibliotekininkai, tiek muziejininkai turėtų sekti naujienas kultūros ministerijoje, nes iš tikrųjų dabar šiuo metu yra aktyviai. Šiuo metu bet yra supuolusios 10 programų, kur galima naudotis iš tikrųjų ir stažuotėm, ir konferencijom, ir mokymams, ir edukaciniai, kvalifikaciniai veiklai, sakykime, kelti, kuri yra sertifikuota. Tai yra vienas iš sprendimų būdų. Kitas dalykas, kad kultūros ministerija su švietimo ministerija dabar pradėjo, galbūt iš anksčiau buvo, bet dabar turbūt intensyvėja bendradarbiavimas. Ir mes ieškosim būdų, aš tikrai žinau, kad ir tokiam specialistų ir sektoriniam lygmenį bendradarbiauti, kas liečia edukacinės programas. Apie pavadinimus kolegė minėjo, kad išgąsdino vaikus žodis pamoka. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė problema, nes netgi pavadinimas muziejų edukacija yra tyrimas atliktas ir prašosi naujo įvardinimo. Ir mes nežinome, kaip tai vadinti, kad neišgąsdinti mokinių ir mokytojų, nes edukacija, mokymasis, pamoka, tai yra tie žodžiai, kurie
vaikus atgraso ir jie tiesiog nebenori antrą kartą po pamokų dar dalyvauti pamokose. Tai yra vienas, toks kitas dalykas, bet šiaip aš norėčiau iš tikrųjų paskatinti ir padikuoti, tokia svajonė, bet paskatinimas iš tikrųjų nesvajonė, tai yra daug bendradarbiavimo tarp sektorinio su švietimo įstaigom, per asmeninius kontaktus, nes tai geriausiai veikia, iš asmeninės patirties, iš, sakykime, sekti, kas vyksta mokyklose, klausytis vaikų ir stengtis į tas mokyklas nueiti fiziškai, nesiųsti elektroninių paštų informaciją, nes jinai pasimeta kosmose ir galų gale kažkur nueina ir nukeliauja, nesiųsti laiškus, o tiesiog fiziškai lankytis, pristatyti save ir aš manau, kad tas, dauguma po to tos informacijos srauto problemų labai ženkliai išsisprendžia ir labai greitai išsisprendžia, kad yra labai svarbių kontaktai su mokytojais asmeniniai, su vadovais, su metodiniais centrais ir kultūros skyriais ir mokyklose. Tai galbūt toks palinkėjimas ir pastebėjimai, dėl to ir praktiniai patarimai, kaip galėtų kultūros žmonės išnaudoti tos lėšas, kurios dabar šitų ministerijoje guli ir laukia, kada jūs visi jomis pasinaudos. Ačiū taip pat už kvietimą dalyvauti čia, nes iš tikrųjų aš dabar bent jau manau, kad yra keletas labai skubių reikalų, kuriuos reikės turbūt kartu su ministerijos kolegomis tvarkyti. Mūsų klausimas buvo toks, kokie konkretūs žingsniai turėtų būti daromi siekiant, kad kultūros įstaigos pradėtų rengti ir įgyvendinti neformalaus vaikų švietimo programas. Taigi pirmą priėjom, kad tai vis tiek turi būti susitarta aukščiausių lygių tarp ministerijų, kultūros ir švietimo ministerijos susitarimas. Tada įstatymų įteisinta, kad šitos kultūrinės įstaigos gali vykdyti šias programas, o žemesniai grandyje savivaldybių lygmenį pačių patvirtinti nuostatas. Kvalifikacijos problema, kad būtų sprendžiama kompleksiškai. Taip pat, kad pripažintiems žmonėms, kurie jau tikrai ten ir 10 metų ir daugiau dirbo su vaikais ir turi patirtį ir yra įvertinti visokiais pagyrimais, diplomais ir dar kuo tik tai norite, būtų kažkoks tai palengvinimas būtent šitiem kvalifikaciniam reikalavimam. Paprasčiausiai supaprastinti reikalavimus. Taip pat manėm, kad svarbu būtų poreikio veikloms tyrimas. Tiesiog sužinoti, kur kokių veiklų reikia ir kur ką galime siūlyti. Dabar jūs apie švietimą kalbėsite. Aš čia viena kažkaip. Vienoj grupėje buvo diskutuojam, kad vis dėlto yra nepakankamas ne tik aukščiausiam lygmenį Vilnių bendradarbiavimas kultūros ir švietimo, bet ir mūsų savivaldybių lygmenį. Tai kaip pavyzdį, sakykime, analizuojant bet kurio kaimo didelio pagrindinę mokyklą, galbūt ten yra kultūros namai, galbūt dar muziejaus filialas, kad būtų tikslinga susėsti šitų 3 institucijų atstovams ir pasidalyti, ką jie gali pasiūlyti šito regionų vaikams. Tai ta, manoma, yra realu įgyvendinti. Na, irgi dar mes diskutavom dėl švietimui skiriamų pinigų ir vaikų neformaliajam ugdymui, kad diskusijos ar prie ugdymo plano dabar prikabintus neformalių ugdymo valandus jos turėtų likti. Daugumai valstybių, Europos Sąjungos bent jau valstybių tikrai ugdymo planas pasibaigė ir, kaip sakykime, vaikų užimtumas jau net nebėra bendro ugdymo mokyklos paskirties dalykas. Tai, valstybės lygmenių galbūt kada nors bus susitarta ir bus atlaisvinti papildomi pinigai, kuriuos būtų galima panaudoti įgyvendinant tą modelį 150-30 vietų, o čia sugalvosim paskui vaiką. Nes tikėtis dabar tikrai, kad naujas europinis projektas ateis šitoms veikloms yra nerealu, kad kiekvienam vaikui valstybė, kad ir 14 metų biudžetą rastų tą 100 vietų taip pat yra naivu. Jeigu bus išimami šitie pinigai iš savivaldybių, tai patikėkit, didžioji dauguma merų tikrai bus prieš, nes praktiškai tada savivaldybės biudžetas dar labiau susitrauks ir nebebus ko beskirstyti pačioms savivaldybių taryboms. Tai darbo yra pakankamai. Geras siūlymas, kolegos, nereikės tarybos. Dėl glaudesnio bendradarbiavimo, gal negera mintis, nepriklausomybės ištakose buvo viena ministerija, kultūros ir švietimo, ar ne? Tai klaida.
Kai kurios savivaldybės turi kultūros, švietimo, sporto skyrius. Trigubą klaidą. Mes nesakom, kad tai labai gerai. Ne, turi, bet... Bet tada man yra nesuvokiama, tada jeigu savivaldybė yra kultūra, švietimas, sportas ir kai sakoma, kad nebendradarbiauja ir nepavyksta rasti sąlyčio taškų kultūros įstaigoms su švietimo įstaigoms. Tai vadas yra tų įstaigų vienas. Yra, bet būna, kad vadas sako, aš kuruoju tik iš Dėl to nereikia tos klaidos daryti, nes tik sujungus tos Supratau. vis tiek yra Iš tikrųjų, problema. aš suprantu, kad pabėga, bet dar turėjom porą. Tinkamas finansavimas. Apie švietimą pašnekė, ar matėt, kas tai sutvarkyti, tai yra reglamentuoti apmokėjimą programų vadovams, pedagogams, nes dabar labai sąlygi ir tikrai niekas nežino, kiek čia reiktų mokėti, kaip reiktų mokėti, gal gerai būtų, kad tai būtų apspręsta iš tikrųjų, kaip reikėtų apmokėti programų vadovams. Būtų labai gerai, kad finansavimas iš projekto išplaukė, eitų paraleliai bent jau su programomis, o ne vėluojant. Ir kad būtų labai konkrečios finansavimo, tai yra pinigų išleidimo sąlygos. Tas kryžminis būtų tikrai kryžminis, o ne su Europos kryžminio, dar kažkokio, kad tikrai būtų aiškiai, ką galima mokėti ir ko ne. Tai tiek mūsų grupė, baigia ačiū. Mūsų klausimas buvo, koks bendradarbiavimas tarp kultūros švietimo įstaigų jūsų nuomonė būtų prasmingiausias ir visos grupės, išskiria tokius 5, aš galbūt tik tais detalizuosiu šiek tiek daugiau. Tai visų pirma, tai yra kalba apie draugystę, draugystę plačiaja prasme, draugystę tarp mokytojų ir kultūros darbuotojų ir tai yra pajėgų apjungimas, kad vaikas gautų visapusišką išsilavinimą, tai yra tiek didaktinį mokyklose tai yra pedagoginiais principais paremta, tiek per potyrius, kuriuos siūlo kultūros įstaigos, tai yra kultūros centrai, bibliotekos ir muziejai. Kitas dalykas tai yra užtikrintų prasmingumą bendradarbiavimo, tai yra programų suderinamumas tarp mokyklų ir kultūros įstaigų, tai yra net tai remiantis amžiaus kriterijais, kokios programos yra kultūros įstaigų ar siūlomos švietimo įstaigom, tai yra mokyklom, remiantis žmogiškaisiais faktoriais, bet iš esmės tai programų suderinamumas turėtų būti būtinas, dėl to, kad tai yra bendradarbiavimo kaip ir kertinis aspektas, kad tiek mokytojai, tiek kultūros darbuotojai žinotų, apie ką kalba ir kalbėtų viena kalba. Kitas toks pavyzdys, tai yra teiginys, galbūt tiesiog tas prasmingumo, galbūt ir stabdymas, bendradarbiavimo stabdymas, tai yra, kol mokytojas gaus neformalaus ugdymo valandas, tol bus problema, nes tai yra susijęta su mokytojo krūvis, yra susijęta su atlyginimu. Tai yra ir neformalaus ugdymo valandas yra įskaičiuotas, tačiau buvo korekcija tokia įvesta, tarsi yra su žmogiškojo faktoriaus kriterijų, nes ne visi mokytojai, ne iš visų mokytojų reikėtų, ne kaip netimti, bet iš esmės riboti, nes yra mokytojai, kurie padaro tas neformalaus ugdymo programas įdomesnės ir vertingesnės. Taip pat kalbėta kaip ir pirmos grupės apie bendravimą ir tarp kultūros skyrių ir švietimo skyrių savivaldybės lygmenyse, tarp ministerijų, jau yra nacionaliniam lygmenyje ir tam tokiam draugystės užmezgimui arba betarpiškam bendravimui, tai yra tarp mokytojo ir kultūros darbuotojo arba kultūros atstovo. Ir kadangi mes čia visi kalbėjom apie kultūros švietimo įstaigų bendradarbiavimą, tai 5. ir paskutinis toks teiginys buvo, kad mes visiškai pamiršom vaiką. Tai yra, nebekalbam apie vaiką ir kad reikėtų būtinai užtikrinti grįžtamą į ryšį iš vaiko pusės, o ko jam reikia, ko jis norėtų ir kaip jam sekasi apskritai dalyvauti neformaliojo ugdymo programuose ir kas dar jį paskatintų arba motyvuotų juose dalyvauti. Tai būtų tiek prasmingo bendradarbiavimo, aš nežinau, gal kolegos iš grupės dar norėtų ką nors pridėti. Formuluotas, kuo naujasis finansavimo modelis būtų įdomus ir naudingas kultūros įstaigoms, galima atsakyti vienu žodžiu - pinigais. Ir buvo labai profesionalios 3 grupės prie mūsų prisėdę ir mes pasitarę, parašėm taip trumpai. Diskutavome, bet aš smulkmenų nebeaiškinsiu, kas neaišku, kas į ką eina, kodėl norvegai geriau gyvena už lietuvius. Mes tam paskui pasiaiškinsim. Tai vienas iš mūsų pirmas yra, kas būtų naudinga ir įdomu kultūros įstaigoms, tai būtų galimybė paslaugų įvairovę didesnį daryti, naudotis informacinę sklaidą, būtų prieinamumas didesnis, visom prasmėm prieinamumas ir paslaugų teikimo ir paslaugų gavimo.
ir būtų lygybė svarbi dalyvauti visoms įstaigoms. Nežinau, kaip su tais pavieniais menininkais, ar dar jeigu spręsim, kad ir jie galės ne per kažką dalyvauti, bet tiesiogiai kažkokią tai juridinį pagrindą, tai būtų irgi labai gerai. Dvi grupės siūlė dėl jaunimo pritraukimo į kultūros įstaigų paslaugas, kad jie prisijungtų, ir taip pat rašė jaunų specialistų pritraukimą į regionus. Tai mes galvojame, jeigu čia eina antrą mūsų tokį parašymą, kad būtų galimybė ir įdomi galimybė ir naudinga, kad galėtumėm sustiprinti materialinę bazę ir tuo pačiu tada reiškia paslaugų kokybės būtų, daug geresnė paslaugų kokybė galėtumėm teikti. Ja galėtumėm teikti per tai, kad galėtumėm gerus jaunus specialistus iš Vilniaus, kaip Koršunovo teatro, kaip vadybininką dar, pasikviesti dirbti ten, kur nėra teatro, ir jis galėtų parodyti, ką gali. Jis galėtų parodyti, ką gali ne Vilniuje. Taip pat galvom, kad atlyginimai ir galimybės nedirbti visą dieną, bet atlikti konkretų kultūrinį darbą, kažką mokinti, tai būtų motyvacija pritraukti tos jaunus specialistus, kurie galbūt nesvarbu jiem atlyginimai, bet jie nori saviraiškos ir kažką parodyti, kaip mes galime. Tai būtų tokia galimybė jiems sudaryti regionuose reikštis. Paskui buvo labai tokia gera pastaba, tai mes įrašėm dėl žinybiškumo. Dabar suprantam, kad vyko 4 savivaldybėse ir čia kažkokių dalykų negalėjom spręsti, bet jeigu Kretingos mokyklai mokosi vaikai, o gyvena Vidmantuose, tai yra Palangos galbūt savivaldybė, ir jie jau nebegali registruoti Kretingos būreliuose, nors ten gyvena, mokosi ir tėvai dirba. Dėl tą žinybiškumą atkreipdėmėsi, kad rinktis paslaugas lietuviai vaikai gali visoje Lietuvoje. Nu, Lietuvos piliečiai. Ne tik užsienį, aš tą prasme, gali ir Lietuvoje rinktis paslaugas. Tikrai organizuojant bet kurią veiklą ar kokį renginį, visada įsikeliam savo kažkokį tikslą ir galvojam, kokio rezultato pasieksim. Tai iš keletą sėkmių vis tik noriu pasakyti. Man asmeniškai šiandien labai svarbi ir naudinga diena. Ir tikrai noriu sakyti, kad projekto teikėjai, ta prasme sugalvotojai šito projekto įsijungimo į ES tokį labai svarbų projektą ir ugdymo plėtotės centro Giedrė ir Rasta, tai šiandien aš noriu Jums pasakyti didžiulį ačiū ir sakyti, kad tai yra didžiulė sėkmė, jog mūsų krašto, Žemaitijos krašto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė buvo atrinkta į šitą projektą, nes tai yra vedančioji savivaldybė mūsų krašte, tai yra iš tiesų labai išmintingi vadovai, labai puikiai dirbantys švietimo skyrius, labai gražus ryšiai su kultūros skyriumi ir su įvairiomis institucijomis. Tai yra viena sėkmė, kuri mums labai yra svarbi dirbant regione. Antroji sėkmė, manyčiau, yra šita, jog jūsų dėka šiandien susirinko tie patys šviesiausi žmonės mūsų visuomenės. Tai švietimas, kultūra, tai yra iš tiesų tos dermės ieškojimas, kas yra itin svarbu, ugdant, lavinant, prusinant, auginant tą jaunąjį žmogų, tai yra didžiulė sėkmė šiandien. Ir dar labai svarbi sėkmė, kuri ryškėjo kiekvienoj grupiai, tai asmeniniai ryšiai. Man atrodo, mes tų asmeninių ryšių šiandien suradom dar daugiau ir iš tiesų per tos asmeninius ryšius labai daug gražių dalykų atsiranda. Ir tikrai nepamiršom šiandien, kalbėdami turbūt apie vaiką, tai buvo dėl vaiko, projektas dėl vaiko, jūsų visų įdirbis didžiulis dėl vaiko ir tas patirtis, kurias išgirdome ir pajutome, tai iš tikrųjų yra didžiulė laimė, kad šita žmonių dalis, mūsų visuomenės dalis, tai būtent yra altruistai, tai yra inovatoriai, tai yra idėjiniai darbuotojai. Šiandien mes galėtume vardinti be galo mūsų krašto muziejininkų, bibliotekininkų, koncertų salė Klaipėdos atstovas sėdi ir turiu pasakyti, yra didžiulis darbas iš tiesų daromas, bet susirinkus, pasikalbėjus, mes galim dar labiau tobulėti, tai tiesiog ačiū jums visiems ir jums gerbiamoji Asta, ir Giedrei, ir savivaldybės švietimo skyriaus vadovui, ir visiems susirinkusiems, tiesiog ir darykime toliau, nes kiek mes įdėsim į tą laiką, kiek į mus įdėjo mokykla, kultūra, švietimas, šeima, tą šiandien ir turim, tai gal dėl to ta šviesa ir švietimas sklinda iš jūsų visų, dėl to, kad jūs tokie ir esate šiame vaikų. Labai labai ačiū Jums už šią dieną.